gerbėmieji, aš labai džiaugiuosi, kad čia vėl jūs yra tiek daug susirinkę. Man jau daug pažįstamų veidų po to, kai apsilankiau Žemaitijoje, bet aš labai džiaugiuosi, kad čia yra ir ne iš Žemaitijos veidų, bet ir iš Vilniaus, ir iš visos Lietuvos. Tai reiškia, kad skalūninių dujų hidraulinio plėšimo problematika nėra vien Žygaičių problema, tai yra visos Lietuvos problema, nes 15 000 kvadratinių kilometrų teritorijos mes negalime ir neturime teisės leisti padaryti, paversti pramoninę zoną, kurioje žmonės praktiškai negalėtų gyventi, nes ten būtų vien gręžimo bokšteliai. Iš tikrųjų, šiandien Seime pavyko kai kuriam išmesti iš darbotvarkės šitą mūsų klausimą, dėl to, kad nepraėjo formaliai 72 valandos po aplinkos komiteto sprendimą, bet tai mes svarstysime tai kitą ketvirtadienį. O iš tikrųjų aš noriu pasakyti, kad skalūninių dujų technologija, tokia kaip hidraulinė plėšimo, iš viso turėtų būti uždrausta ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Tai, ką aplinkos komitetas priėmė savo sprendime vakar, yra didelis žingsnis į tą pusę. Mes pasiūlysime Seimui pritarti mūsų sprendimui, kuris uždraus naudoti chemikalus šitame procese, kai uždraust palikti jos žemėje, o pagal natūralią gamybos technologiją jie ten lieka. Taigi mes praktiškai draudžiame šitas technologijas, drausdami palikti žemėje chemikalus, mes draudžiame išgautą užnuodytą vandenį vėl suleisti paskui po žemę ir mes įvedame būtiną tvarką, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų daromas kiekviename etape. Ir žvalgyboje, ir gavyboje. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jūs bendruomenė savo savivaldybėse, kai ateis metas, tarkim, jeigu nepavyks uždrausti, ateis metas daryti žvalgybą, jūs kaip bendruomenė galite paveikti savo savivaldybės tarybą, kad nepatvirtintų poveikio aplinkai vertinimo programos. Tada jokie Chevronai, jokie ponai Hasseltonai negalės nieko daryti. Taip mes laimėsime laiko atvesti šitą problemą sprendimą iki pat galo, o tai yra hidraulinio plėšimo technologijos uždraudimas iš vis Lietuvoje ir Europoje. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū.